Sveiki, esu Michailas Traubas, Samsung Electronics Baltics darbuotojas, techninių sprendimo atstovas ir kartu su įmonė Altum Retail šiandien ketiname pristatyti skaitmeninės reklamos galimybės, naudojant naujausius Samsung ekranų sprendimus. Pernai metais mes daug dėmesio skyrėme tam, kad supažindinti rinką su Samsung skaitmeninių ekranų sprendimais, skirtais prekybos aptarnavimo sektoriams, skirtais švietimui, su jų galimybėmis ir tam tikrais panaudojimo scenarijais. Ir tikrai džiaugiamės, kad 2013-2014 metais jau yra ir gyvendinta nemažai projektų ir kartu su Altum Retail, tarkim, Druskininkų vandens pramogų parko klube yra įrengta video siena. Ir čia matote kelis pavyzdžius, kaip tai atrodo Pull&Bear parduotuvėse Vilniaus Akropolėje. Taip pat yra panaudoti Samsung sprendimai vaizdiniai komunikacijai. Vėlgi matote kelis pavyzdžius video sienų, kurios yra naudojamos ten. Dar vienas projektas kartu su Altum Retail, tai Ermentilio Zegna parduotuvės vaizdinė komunikacija ir House parduotuvių projektai taip pat įgyvendinti bendradarbiaujant mums su Altum Retail. Taigi, pažiūrėjus labai trumpai, kas buvo padaryta, apie ką noriu papasakoti šiandien. Visų pirma, šiek tiek informacijos apie skaitmeninės reklamos tendencijas, taip kaip jas mato ne tik Lietuvos sprendėjai, bet tai yra surinkta informacija iš daugelio šalių. Toliau pateiksiu informacijos ir gyvų pavyzdžių apie Samsung sprendimus, kuriuos pateikiami šiais metais, kuriais jau galite naudotis. Kai kuriuom demonstracijom pasinaudosim šiuo 2014 metų laidų komercinių ekranų. Tiem, kam įdomu yra techninė informacija, bus techninės naujienos, kokie ekranai ateina, kokie jų ypatumai, ką galima su jais daryti. Ir neapsiribojant vien tik ekranais, šiek tiek apie su jais susijusius sprendimus, apie Magic IVB 3 versiją ir apie Magic Presenter, kas yra priedas prie įvairiausių naujų ekranų. Tai visų pirma, apie skaitmeninės reklamos tendencijas. Tai, ką mes girdime iš užsakovų, tai, ką girdime iš įmonių norinčių naudoti įvairias skaitmeninės reklamos sistemas, įvairius sprendimus, jie nori, kad tai galima būtų padaryti žymiai paprasčiau ir pigiau. Iš tiesų, iki šių metų, jeigu norėjai įsidiegti sprendimą, tam reikėjo sugaišti nemažai laiko, tam reikėjo kvalifikuoto partnerio ir dažnai netgi mažą pakeitimą atlikti, vėl reikėdavo kreiptis į partnerį arba į Samsung, kad tą padaryti. Taigi, draugiškos naudotojo sąsajos yra viena iš tendencijų, kas atsiranda šiemet. Kitas dalykas, apie ką mes kalbame, tai yra turinio šablonai. Vėlgi, tai yra supaprastinimas, tai yra draugiškumas naudotojui, galimybė pačiam susikurti reikiamą, pasiruošti reikiamą turinį ir pradėti jį transliuoti. Trečiasis dalykas, tai mes kalbam apie mobilumą ir interaktyvumą, apie įvairius su ekranai susijusius sprendimus, kurie leistų greičiau įtraukti ir geriau įtraukti klientus į mūsų veiklą. Na ir ketvirtoji kryptis, tai yra įvairaus turinio palaikymas, tiek video, skaidrės, nuotraukos ir taip toliau ir taip toliau. Ir viskas viename. Tai kągi Samsungas siūlo šiemet, kad atsiliepti į tas rinkos tendencijas. Dauguma Samsung skaitmeninės komunikacijos sprendimų šiemet plėtėsi, keitėsi, modernizavosi ir jų būtent 4 kryptys ir atspindi tą modernizaciją. Visų pirma, mes kalbėsime apie paprastumą. Ekranus ir sprendimus yra žymiai paprasčiau valdyti ir sukonstruoti lyginant su tuo, kas buvo anksčiau. Mes kalbame apie sprendimų plečiamumą ir integraciją, kad įgalinti įvairesnę komunikaciją ir kad galima būtų geriau valdyti visą tą sprendimą. Mes kalbame apie interaktyvumą, dirbant su skaitmeniniais ekranais. Taip, tai mes nekalbam apie išmaniąsias platformas kaip mobiliuosius telefonus arba planšetinius kompiuterius, bet mes kalbam apie platformų bendradarbiavimą.
Ir ketvirtas dalykas tai yra tam tikra specializacija, galimybė naudoti specializuotus šablonus, galimybė integruoti galbūt duomenis, integruoti ekranų valdymą. Apie kiekvieną iš šių krypčių aš stengsiuosi kalbėti rodydamas pavyzdžius arba bent jau paminėdamas pavyzdžius. Tai visų pirma, nuo ko prasideda naujo ekrano, naujo komercinio ekrano naudojimas, yra jo pradinis konfiguravimas. Mes išsitraukiam iš dėžės, įsijungiam ir išlenda meniu, kuris sako, reikia sukonfigūruoti ekraną. Tai šitoj vietoje ir yra pirma inovacija, pirmas pasikeitimas lyginant su to, kas buvo anksčiau. Nauji ekranai yra žymiai greičiau ir paprasčiau konfigūruojami. Mes kalbame iš esmės apie 7 žingsnius, kad galima būtų pradėti naudoti ekraną. Nustatyti kalbą, nustatyti ekrano konfiguraciją, tinklą ir važiuojam. Ir tą pačią konfiguraciją galima nesunkiai nukopijuoti iš vieno ekrano ir tada perkelti į kitą ekraną. Ir nukopijuojant visus nustatymus, kad nereikėtų rankom vaikščioti vėlgi per meniu, naudojantis distancinį pultą. Jis nėra toks blogas, bet visgi mažiau mygtukų spaudinėti reikia. Antras dalykas susijęs su išplėsta naudotojo sąsaja, tai yra dedikuotas LFD ekranų, komercinio ekrano, pradinis ekranas, tai vadinamas home screen, kuris buvo iš esmės perdarytas, man teko pačiam naudoti senesnių ekranų, tai kaip diena ir naktis turbūt yra skirtumas. Ir vienas iš tikslų buvo vėlgi sumažinti veiksmų skaičių, norint atlikti paprastas operacijas. Tam namų ekrane mes aiškiai išskiriam grotuvo dalį, grojaraščio kūrimo dalį, šablonų tvarkymą ir tada mes galime greitai patekti į nustatymus. Jeigu pasižiūrėti į grojaraščio tvarkymą, tai mes galime peržiūrėti, kas ten yra tame grojaraštyje, šablonus taip pat galim persižiūrėti, galime juos redaguoti. O kur čia paprastumas, kodėl visas šitas patobulinimas yra priskiriamas prie paprastumo? Labai tokie keli faktai. Senesniame ekrane, tam, kad nustatyti vien ekrano unikalų identifikatorių, reikėjo 5 kartus spaudinėti nuotolinio valdymo pultą, tokį va, kad patekti reikiamą meniu ir įvesti skaičiuką. Šiais metais visą tą galima padaryti vienu mygtuko paspaudimo. Jeigu mes kalbam apie video sieną iš kelių ekranų, tam, kad vien patekti į video sienos nustatymo meniu, reikėdavo 15 skirtingų mygtukų paspaudimų, o tada jau galima buvo tvarkyti nustatymus. Tai, ką turime šiandien, tai yra vienas paspaudimas ir mes patenkame į video sienos nustatymus. Ir aš dabar paprasčiausiai šitam pačiam ekrane įjungsiu ir parodysiu galimybės, kaip galim patekti į meniu. Ar ne? Čia yra meniu, tai yra ne tik iliustracija skaidriai, bet iš tiesų mes turime ir čia grotuvo meniu, grojaraščio sudarimas, šablonai, kadangi apie šablonus kalbėsiu truputį vėliau, tai dabar gal ir atidėkim. Jeigu kalbame apie grotuvą, mes galime peržiūrėti, kokį turinį turime. Labai daug turinio naujam ekrane tikėtis turbūt negalima. Kaip minėjau, jeigu mes norime nustatyti ekranų identifikatorių, tam užtenka vieno perėjimo per meniu. Jeigu norime nukopijuoti ekrano nustatymus, vėlgi meniu yra iškeltas į kuo arčiau, kad būtų patogu tai atlikti. Video sienos nustatymai irgi yra čia. Jeigu mes norime kažkokios gilesnės ekrano konfiguracijos, taip mums reikės nueiti giliau kažkur į gilesnį meniu. Ir kalbant apie grojaraštį, vėlgi, jis yra tikrai geriau vizualizuotas negu buvo anksčiau. Ir apie ką aš kalbėsiu truputį vėliau, matote, kad galima sudėlioti iš karto tam tikrus kanalus. Taigi, grįžkime prie skaidrių. Ir kitas sprendimas, kitas pakeitimas, kai kalbam apie naudojimo paprastumą, tai buvo sprendimas visą turinio rengimo programas, jeigu kam teko
susidurti su Magic Info programų paketais. Tai viena iš programų Magic Info Autor buvo instaliuojama jūsų kompiuteryje, paruošiami šablonai, tada juos reikėdavo krauti naudojantis internetinę naršyklę į serverį, kad jis galėtų serveryje konfigūruoti grojaraščius ir visą valdymą. Tai sprendimas buvo toks, kad ir turinio rengimas yra įkeltas į įprastą interneto naršyklę, nebereikia diegtis papildomos programinės įrangos, tai reikia prisijungti prie Magic Info serverio, kuris aptarnauja jūsų ekranus. Jame galima paruošti norimus vaizdus, norimą turinį, galima pasinaudoti pateiktais šablonais ir tada iškart iš to paties ekrano pereiti prie turinio transliavimo planavimo, prie grojaraščių sukūrimo ir jeigu viskas yra tvarkoje, paspaudžiam mygtuką ir tas visas turinys nuvažiuoja į ekranus ir numatytų laikų pradedamas transliuoti. Dar vienas sprendimas ir manau, kad tai yra labai ne tik kad paprastas, bet ir patogus sprendimas, tai yra video sienos sukūrimas, nenaudojant jokių kompiuterių, jokių prijungimo prie tinklų ir taip toliau. Kaip žinia, ekraną galima naudoti ir vieną, jis turi vidinį grotuvą, jis gali rodyti nemažai informacijos. Nuo šių metų galima Samsung ekranus galima panaudoti ir video sienoje, tai yra sukonstruoti 2, 4, 9 ir kiek tik norite iš tiesų ekranų sieną, video sieną ir paleisti turinį, pavyzdžiui, atsineštą atmintukę. Ar ne, mes įsidėjom turinį ir filmas visą dieną gali groti per mūsų video sieną, visi su transliavimu susiję darbai tada atliekami viduje ekranų. Mes įsikopijuojame turinį, mes galime pasirinkti, o kaip tas turinys bus rodomas. Mes galime valdyti turinį, persijungti iš vieno į kitą ir tam naudoti vėlgi vieną pultuką, mums nereikia papildomų kompiuterių, tai reiškia, kad, kaip aš sakau, mažiau gendančių dalių, jeigu jau iš viso mažiau yra, bet iš tiesų mažiau rūpesčių paprasčiausiai. Tiem, kas susidūrė su sudėtingesniais sprendimais, šiemet atsirado nauja Magic Info serverio versija, kuri leidžia geriau kontroliuoti visus jūsų naudojamus sprendimus. Jeigu jūs turite atskirus ekranus ir video sienas, visą tą galima bus atlikti iš vienos vietos. Ir šitoj vietoj mes jau kalbame daugiau ne tiek apie paprastumą, o apie įvairių sprendimų integraciją. Anksčiau video sienai reikėdavo savo sprendimo, ekranų kontroliai reikėdavo savo sprendimo, dabar viską tą galima bus padaryti iš vienos vietos, naudojant vieną unifikuotą sprendimą. Dar vienas pasikeitimas tai yra kanalų sukūrimas. Iš tiesų, televizoriui mes esame įpratę junginėtis per kanalus. Mes žinom, kad LRT yra pirmas kanalas, mano televizoriui bent jau, ar ne. Turime kažką užprogramuotą antram, trečiam kanale. Ir naujovė šituose ekranuose yra galimybė ir juose naudoti iš tiesų kanalus. Tai yra, kaip matėte, netgi ir grojaraštyje. Aš dabar vėl įsijungiu ekrano valdymą. Aš galiu sukonfigūruoti, tarkime, šiuo atveju 3 kanalus. Kiekvienas turės savo turinį, savo grojaraštį. Ką aš tada galiu daryti? Aš pagal poreikį galiu perjungti kanalus. Jeigu grįšim dabar į prezentaciją. Tik čia turim pavyzdį, įsivaizduokime, turime drabužių parduotuvę ir mes iš anksto paruošėme ekranus, kad jie turėtų 3 kanalus. Moterų skyriaus kanalą, moteriškų drabužių kanalas, vyriškų drabužių kanalas, vaikiškų drabužių kanalas. Viskas yra tame pačiame ekrane. Esant poreikiui, tarkim, mes dėl kažkokių priežasčių teko pakeisti konfiguraciją parduotuvės, labai greitai persistumdė skyriai. Arba mes paprasčiausiai turime bendrą erdvę, kuri panaudojama tai vienam, tai ir kitam skyriui priklausomai nuo sezono, nuo išpardavimo ar dar nuo kažko. Tai mums užtenka paimti tą patį televizorinį pultą, paspausti kanalo mygtuką ir mes jau persijungiam į kitą kanalą savo ekrane. Jeigu mums reikia dar,
mes galime persijungti trečią kanalą arba grįžti į pirmą. Tas leidžia labai lankščiai reaguoti. Iš tiesų nebūtinai jūsų parduotuvės konfiguracija keičias, galbūt jūs nusprendėte ekraną perkabinti kitą vietą, kitaip jį panaudoti. Tai vėlgi, jeigu jis yra su visų turiniu, tai jums reikia tik pakeisti kanalą ir jis pagal naują vietą jau pradeda rodyti informaciją. Tiem, kas naudoja šiek tiek sudėtingesnius sprendimus, kai jau sujungiam kelis ekranus į tinklą, naujas Samsung sprendimas yra vadinamas Priority Play. Tai yra ekrano prioritetų valdymas. Jeigu mes turime, kaip čia pavyzdį parodyta, 3 ekranus, ar ne, ir čia greitojo maitinimo restoranas. Tarkime, vienam ekrane mes rodome meniu ypatingus pasiūlymus, antrame ekrane rodome meniu, trečiame ekrane rodome akcijas. Vieną iš šitų ekranų mes galime paskirti kaip rezervinį ekraną, kuris bus naudojamas tuo atveju, jeigu dėl kažkokių priežasčių sutrinka vienas iš kitų kanalų. Tai yra, tarkim, sugedo dėl kažkokios priežasties mūsų meniu kanalas. Į rezervinį ekraną yra automatiškai pradedama teikti informaciją, kuri buvo skirta tam meniu ekranui. Tai yra, rezervinis ekranas gali būti automatiškai, sistema nusprendžia, kad jį reikia panaudoti tam, kad transliuoti informaciją, kuri nebegali būti pateikta klientams kitokiu būdu. Imkime dar sudėtingesnį pavyzdį, kažkas ėmė ir valytoja netyčia ištraukė 2 tinklo laidus ir 2 ekranai nebeveikia. Ką daryti tada? Tai iš tiesų, jeigu mes turime numatytą tą rezervinį ekraną, tai rezervinį ekraną gali patekti informacija ir skirta 2 ekranam ir jį bus, kaip matote čia, ar ne, aišku, ne taip mirguliuojančiai. Mes nustatom laiką, kiek bus rodoma, bet iš esmės rezervinėme ekrane gali būti rodoma informacija iš kelių ekranų, kurie nebėra prieinami. Tai, sakau, nebūtinai reikia sugadinti ekraną, užtenka kartais tinklo arba elektros laidą ištraukti ir ekranas jau nebeveikia. Toliau, kai mes kalbame apie integraciją, atsiranda tam tikri niuansai susiję su įvykių valdymu. Tai yra galbūt susiję didesnėm instaliacijom, didesnėm erdvėm. Ir idėja yra tokia, kad savo grojaraštį mes galime susijęti su tam tikrais įvykiais. Kas gali būti tie įvykiai? Taip, tai visų pirma rankomis pasakoma, kad šiandien nuo ryto prasideda renginys ir mes norime per visus ekranus nuo 8 iki 9 ryto transliuoti kažkokią sveikinimo filmuką arba sveikinimo logotipą. Antras dalykas, mes galime susijęti savo grojaraštį su pranešimų sistema, pavyzdžiui, su priešgaisrinės signalizacijos sistema. Jeigu kompiuteris sugeba priimti iš jo signalą, jisai gali ištransliuoti visus ekranus, jiems numatytą informaciją, kad ir šiuo atveju, kad rodiklės, kur yra artimiausias avarinis išėjimas. Trečias variantas, mes galime susijęti tai, kas bus transliuojama ekrane, su kažkokiais duomenų šaltiniais, kad ir su kainų duomenų bazėm dar kažkuo. Tai yra, jeigu prasideda kažkokie išpardavimai, jūs fiksuojate tą informaciją savo sistemose ir ją vadovaujantis jie galima, pavyzdžiui, išpardavimų reklaminę informaciją pradėti transliuoti ekranuose automatiškai. Aišku, ta informacija turėtų būti bet kuriuo atveju iš anksto paruošta, mes turim žinoti, kas tai yra ir mokėti sureaguoti. Jeigu kalbame apie interaktyvumą, tai atsirado kelios naujos savybės naujos kartos Samsungo ekranuose. Visų pirma, tai yra taip vadinamas katalogas, kuris leidžia sustabdyti grojaraštį veikiantį ekrane tam tikrų metų, pasiėmus pultą, pademonstruoti klientui pageidaujamą turinį. Tarkime, mes kalbame apie automobilių saloną, mes norime pademonstruoti iškart informaciją apie konkretų automobilių modelį. Mes pasirenkam tą informaciją, galim ją parodyti, pereiti iš vienos skaidrės ar iš vieno paveiksliuko į kitą, iš vieno filmuko į kitą. Ir artimiausiu metu turi atsirasti ir alternatyvus sprendimas valdyti tą patį elektroninį katalogą mobiliuoju telefonu, naudojantis tam skirtą programėlę. Ir aišku, baigiame rodyti, išeiname iš katalogo, toliau grojaraštis rodo visą tą informaciją, kuri buvo numatyta rodyti.
Kita aplikacija, kuri turėtų pasirodyti šiais metais, tai yra tiesioginio bendravimo su ekranu mobilioji aplikacija, kuri leidžia pasirinkti turinį mobiliajam telefone, nusiųsti informaciją į ekraną, peržiūrėti ekrano turinį, sutvarkyti grojaraščius ir paleisti, kad jie būtų rodomi. Tai yra iš esmės jau nebereikės šito distancinio valdymo pulto, daug ką galima bus atlikti naudojantis mobiliojo telefonu arba planšetiniu kompiuteriu. Dar viena naujovė, tai yra liečiamasis ekranas veikiantis be papildomo kompiuterio valdymui. Jau nuo seniau Samsung turėjo liečiamuosius ekranus ir beveik bet kurio dydžio ekraną galima buvo paversti interaktyviu kompiuteriu, dideliu ar interaktyviu ekranu, kuriame galima būtų vaizduoti kažkokią informaciją klientams, katalogus, leisti peržiūrėti naudingą informaciją ir panašiai. Naujovė atsiradusi šiemet yra ta, kad ekranams nėra būtinas jau išorinis kompiuteris, kad galima būtų užtikrinti tą lietimo funkciją. Tai yra elementarius bent jau veiksmus, pereiti per puslapį ir panašiai, galų gale valdyti ekrano meniu galima atlikti, naudojant liečiamą ekraną, naudojant liečiamą į priedą įjungtą tiesiai į ekraną. Tas liečiamasis priedas yra vadinamas touch overlay. Ir kaip minėjau, iš tiesų mes galime ir valdyti, jeigu aš turėčiau čia liečiamą į priedą, tai ekrane galėčiau valdyti nustatymus, naudodamasis tiesiog lietimo funkcijom paspausti čia ar ten. Dėl liečiamojo priedo šiuo momentu neturiu sumontuoto, tai tenka pasinaudoti vis dar tuo pačiu distanciniu valdymo pultu. Dar vienas papildymas, ir čia jau turbūt nekalbam apie kažkokias inovacijas ypatingas, bet tai yra turbūt labai, mano galva, yra vertingas dalykas, netgi man pačiam. Aš nesu dizaineris, aš negaliu paruošti gerų kokybiškų šablonų, arba galėčiau paruošti, bet tam reikėtų poros savaičių, kad galėčiau pademonstruoti turinį. Todėl dažnai yra, jūs ieškote, kas jums paruoš tokią ar kitokią informaciją, padės ją gerai sutalpinti, padės ją gerai atvaizduoti. Jeigu jūs jau turite savo informaciją ir norite ją pritaikyti naujom komunikacijos priemonėm, manau, kad šablonai esantis ekranuose jums tikrai pravers. Yra nemažai šablonų įvairiom vertikalėm, įvairiems segmentams skirtų, bet manau, kad tai yra tik tai pavyzdžiai segmentų ir galima kiekvieną kartą žiūrėti, kas man yra naudingiau. Tai tikslas yra užtikrinti, kad jūsų skaitmeninė komunikacija bus profesionali, kad nesusidursite su problemom, kad lieka per daug laisvos vietos ekrane, o ką čia daryti, arba yra kažkokie nestandartinių dydžių paveikslėliai, kaip juos sutalpinti. Tai tik tie šablonai ir leidžia išnaudoti visą ekrano plotą, leidžia kokybiškai patalpinti jūsų turimą turinį į tą ekraną. Ir aš dabar vėlgi persijungiu prie ekrano. Ir ketinu parodyti, ką mes turime šablonų kolekcijai. Tai čia yra standartiniai šablonai, kaip mato, 64 skirtingi šablonai iš karto yra pateikti naujam ekrane. Mes galime rinktis iš įvairiausių šablonų. Jeigu aš pasirenku savo kažkurį šabloną, šitam ekrane turiu vieną filmuką, tai gal pasirinkim ką nors, kur aš tiesiai čia ekrane galiu redaguoti tekstą, naudojame tam šablonę. Visų pirma, reikia nutrinti gal senesnį tekstą.
Gerai, šitą eilutę mums užtenka. Dabar. Galime nurodyti, šitam šablonį nurodome darbo laiką, ar ne, ir čia aš panaudosiu filmuką, kurį turiu įdėtą pačiame ekrane. Galime nustatyti tam tikras taisyklės, vėlgi turinio rodymui. Šiuo atveju rodomas nuolat. Šiuo metu neturiu gal ko užpildyti šitą dalį ekrano. Galėčiau įrašyti čia tekstą ir prieš paleisdamas vėlgi galiu numatyti background, ekrano foną. Galėčiau pasirinkti muziką, jeigu turėčiau, bet dabar žiūriu, kad ekrano fono pasirinkimas gal nebuvo pats išmintingiausias, bet mes galime pakeisti spalvą savo teksto, kad vėl grąžintume. Gerai. Ir, aišku, prieš paleisdami transliuoti mes visada galime pasižiūrėti, kaip čia atrodys mūsų tas šablonas jau realiam gyvenime. Čia sukasi mūsų filmukas, čia yra mūsų įdėtas tekstas, čia galėtume įdėti kažkokį kitą tekstą, kurį norim rodyti ir taip toliau. Bet iš tiesų šablonų yra daug įvairių ir galima tikrai pasirinkti tą, kuris yra tinkamiausias ir jį geriausiai išnaudoti. Grįžtame prie skaidrių. Dar vienas sprendimas, kuris buvo atsiradęs gal anksčiau, bet buvo nepatogus naudoti partneriams, sakyčiau, ir klientams, tai Data Link. Iš tiesų, tai šiemet jis buvo iš esmės peržiūrėtas ir atnaujintas. Idėja yra tokia, kad į ekranus, jeigu jūs turite vėlgi kažkokį tinklą tos vaizdinės komunikacijos, tinklą ekranų, yra galimybė realiuoju laiku pateikti informaciją iš jūsų informacinių sistemų tiesiai į ekranus. Tarkime, turite duomenų bazę, kurioje saugoma prekių informacija su kainom, su aprašais ir nusprendžiate, kad jūs norite transliuoti tam tikras akcijas, tai paskelbus akciją, ją automatiškai galima būtų pradėti transliuoti numatytus ekranus pagal nustatytas taisyklės. Dar vienas mobilusis sprendimas, kuris atsiranda, gal ir nekeista, visgi esame kompanija Samsung, tai mums mobilūs sprendimai prie širdies. Tai yra ekranų valdymo sprendimas veikiantis iš mobilaus telefono. Kalbame apie nuotolinį valdymą, apie pasižiūrėjimą, kaip veikia tie ekranai, ar jie veikia, kokią informaciją transliuoja, kas yra numatyta, galų gale patikrinti, ar jis vis dar tinkle yra tas ekranas ir panašiai. Ir tą galima padaryti iš mobilaus telefono. Nebūtina sėsti prie kompiuterio ir naršyti internete, prisijunginėti prie sprendimo, kad galima būtų peržiūrėti, kaip gyvuoja mūsų skaitmeninės komunikacijos sprendimas. Tai labai trumpai, mano galva, svarbiausios naujienos, dar kartą, tai visų pirma video sienos sprendimas veikiantis be kompiuterio. Tai yra paimam, tarkim, kaip čia pavyzdukė, 4 ekranus ir paleidžiam iškart savo skaitmeninę komunikaciją video sienoje. Tai yra turinio kūrimas naudojantis naršyklę,
tai yra interaktyvumo sprendimai nenaudojant kompiuterio, tai yra kanalų ir brošiūrų valdymas, tai yra prioritetų valdymo galimybė ir įvykių valdymo galimybė. Dar vienas dalykas, kuris čia nėra pažymėtas, tai yra šablonai. Kaip minėjau, daugiau kaip 60 šablonų ateinančių daugumoje naujų ekranų modelių. Tai tiek apie sprendimus, bet kadangi gaminame visų pirma techninius gaminius, ekranus ir priedus prie jų, tai šiek tiek apie tas techninės naujoves, ko galima tikėtis. Apie dydžius, ryškumus. Visų pirma, apie naują integruotą platformą. Kaip žinia, daugumoje Samsung komercinių ekranų yra integruotas kompiuteris, integruotas taip vadinamas vidinis grotuvas. Ir šiemet Samsung išleido pirmąjį ekraną su 4 branduolių integruotų grotuvų. Tai jeigu pažiūrėti techninius parametrus, lyginant su pernykščiais ekranais, jų našumas išaugo dvigubai. Mes galime atlikti dvigubai daugiau operacijų per tą patį laiką, plus yra pagreitėjęs pats procesorius. Dėl to ir atsirado galimybė sukurti naujus sprendimus ir panaudoti daugelį naujų funkcijų, skaitant žymiai gražesnį tą taip vadinamą home screen, tai yra pagrindinį langą ekrano, tai yra perprogramuoti visą nustatymų tvarkymą ir panašiai. Todėl, kad integruota platforma įgalina visą tą daryti. Antras dalykas, kas atsiranda šiemet, tai yra UHD Ultra High Definition ekranų serija, vadinsis Q serijos ekranai. Šiai dienai jau galima užsakyti 55 ir 85 colių dydžio ekranus. Tolimesni planai Baltijos šalyse dar nėra iki galo sudėlioti, bet mes labai žiūrėsime į poreikį. Planas yra turėti visą paletę nuo 55 iki 110 colių ekranų. Ekranų yra ryškus 350-450 nitų. Ir dar vienas dalykas, kaip juos galima panaudoti, tai visi UHD ekranai, jie palaiko taip vadinamą picture-in-picture režimą, tai yra, kai jūs galite kelis paveiksliukus vienu metu transliuoti iki 4 paveiksliukų. Tai vieną ekraną galima realiai 4 kanalų transliavimui naudoti. Jeigu kalbėti apie ekranų dydžius, tai iš tiesų ta dydžio įvairovė dar padidėjo. Pernai metais turėjome 7 skirtingus komercinių ekranų dydžius. Šiemet jau kalbam apie bene 10. Ir mažiausias komercinis ekranas yra 21,5-22 colių. Didžiausias numanomas yra 110 colių. Tai visa ta dydžių paletė yra prieinama jūsų naudojimui, priklausomai nuo poreikių, priklausomai nuo norų. Čia gal šitoj skaidriai taip yra 46-48 toks ženkliukas pažymėtas. Iš tiesų mes pereinam nuo 46 colio ekrano dydžio prie 48. Šitas ekranas kaip tik yra irgi 48 colio ekrano šeimos atstovas. Gal didelis pasikeitimas dirbant su pačiais produktais yra nauja ekranų šeima, jinai vadinasi D šeima. Į ją įeina 3 modelių grupės – DH, DM ir DB. Tai iš tiesų yra 3 modelių grupės, turinčios unifikuotą tiek dizainą, tiek fizinius parametrus, tai yra ekrano dydžiai ir dauguma kitų dalykų. Kuo jie skiriasi, tai iš esmės ryškumas ir veikimo galimybės. DB serijos ekranas yra skirtas naudoti 16 valandų per parą. DM serijos ekranas ir DH serijos ekranai 24 valandas per parą. DH serijos ekranai yra patys ryškiausi 700 nitų, tai jau iš esmės vitrinose galima drąsiai tokius ekranus naudoti. Kuo ypatinga šita serija? Visų pirma, šitų ekranų rėmelis yra siauresnis lyginant su ankstesniais, beveik dvigubai susiaurėjo. Tai čia yra mažiau negu 1 cm, 9,5 mm rėmelis ir tokio pločio rėmelis jau leidžia sakyti, kad šitie ekranai tinka ir video sienai sumontuoti. Antras ypatumas tai yra lengvai paslėpiamas Samsung logotipas. Kaip matote, apatiniai daly
Samsung logotipo nėra, jis yra va čia va, toks tekstilinis žymeklis. Jeigu jūs jo nenorite rodyti, prašom, paslėpiam ir tiek. Dar viena ypatybė, D serijos ekranams bus galimybė keisti rėmelio spalvas. Vėlgi čia turime standartinį juodą matinį, bet yra juodas blizgus, yra galimybė užsisakyti medžio tekstūros imitacijos ekraną ir yra galimybė užsisakyti titano spalvos ekraną. Tiksliau ne ekraną, o rėmelį. D serijos ekranuose yra naujos integruotos galimybės, tai mano minėta liečiamojo paviršiaus integracija nenaudojant kompiuterio, juos galima naudoti video sienai be kompiuterio. Juose yra integruotas bevėlio ryšio adapteris, kurį galima naudoti tiek kontroliai, tiek informacijos pateikimui, tiek netgi jeigu norite iš planšetinio kompiuterio transliuoti vaizdą į ekraną ar iš telefono, tai irgi galima daryti naudojant šitą adapterį. Ir dar vienas ypatumas, jeigu ankstesni mūsų ekranai palaikydavo USB korteles, USB atmintinės, tai dabar galime naudoti ir SD korteles, jeigu norime persinešti informaciją į ekraną, jie visi turi integruotus SD skaitytuvus. Ir savaime suprantama, jeigu visa produktų šeima yra unifikuojama, tai ir priedai prie jų, tokie kaip liečiamieji paviršiai, apsauginiai stiklai, jie irgi yra unifikuoti. Tai yra iš esmės mes kiekvienam dydžiui turim vieną, tarkim, apsauginį stiklą, jis tinka tiek DH, tiek DM, tiek DB serijai. Na, dar noriu paminėti lauko ekranus, taip vadinama OL ekranų serija, tai yra ryškus ekranai, skirti veikti visą parą. Ir ypatumas tas, kad jie pateikiami yra kartu su korpusu, su aušinimo visa sistema taip toliau. Jie yra skirti sumontuoti išorėje, gali dirbti esant šalčiui iki -30 laipsnių, galima naudoti integruojamus kompiuterius, bet jūs galite prijungti ir kitokiu būdu. Tai jeigu jūs norite naudoti vaizdinę reklamą kažkur lauke arba šiaip atvirose erdvėse, tai yra tinkamas sprendimas. Na ir dar keli žodžiai apie sprendimų naujienas. Tai mano minėtas, Magic IVB sprendimas ir Magic Presenter įrankis. Tai labai trumpai Magic IVB tai yra Samsungo interaktyvios lentos programinė įranga. Tai yra mes ją siūlome naudoti kartu su Samsung interaktyviais ekranais, dažniausiai dideliais. Ir šiemet matome tikrai poreikį ateinantį ir iš verslo, yra modernizuojami pasitarimų kambariai, yra modernizuojamos konferencijų patalpos ir yra žiūrima, kuogi pakeisti projektorius, kuo pakeisti projektorius ir rašymo lentos arba projektorius ir taip vadinamų flipchartų kombinaciją. Tai yra vienas iš būdų. Tai yra mes keičiam projektorių ekranų, suteikiam interaktyvumo funkciją ir tada dar ir turim programinę įrangą, kuri leidžia mums papildomai naudotis tuo ekranu kaip rašymo lenta. Šiuo atveju vėlgi neturiu liečiamosios dalies su savim, tai tenka naudotis kompiuteriu, bet iš esmės programinė įranga leidžia tiek piešti, tiek naudoti kažkokią papildomą vaizdinę medžiagą. Jeigu aš turiu tą vaizdinę medžiagą, aš galiu ją papildomai irgi iliustruoti. Aišku, aš galiu ir pašalinti tą informaciją. Ypatumas šito sprendimo yra ir toks, kad jeigu jums mažai yra vieno ekrano, jeigu jūs norite turėti kelis interaktyvius ekranus šalia, tai programinė įranga palaiko kelis ekranus kaip vieną virtualią lentą, tai yra aš galėčiau šitą paveikslėlį iš karto perstumti toliau, ar ne? Dabar jis grįžta atgal, nes ten nieko nėra dešinėje, jeigu ten būtų antras toks ekranas prijungtas prie mano sprendimo, aš galėčiau paprasčiausiai informaciją perkelti, aš galėčiau rašyti iš vieno ekrano į kitą nuosekliai kaip vienam ekrane.
Dar papildoma galimybė, kurią suteikia programinė įranga, tai galimybė vaizduoti ekrano vaizdą į prijungtus prie sprendimo įrenginius, tai gali būti personaliniai kompiuteriai su Windows operacinė sistema, Samsungo planšetės, MacBookai, iPadai. Ir yra galimybė lygiai taip pat tada transliuoti informaciją iš to įrenginio į ekraną ir į kitus įrenginius. Tai mes turime, jau kalbame apie virtualią, gal ne visai virtuali konferencija, neteisingas pasakymas, bet tai yra galimybė bendrinti tą informaciją esančią kompiuteriuose, nejunginėjant laidų, neprisijunginėjant. Dabar aš naudoju projektorių, o po to arba reikia persiųsti. Ne, mes galim iš karto viską daryti taip, kaip susėdom prie stalo ir transliuojam vieną, po to kitą vaizdą, po to trečią. Ir dar vienas sprendimas, tai yra Magic Presenter. Kas tai yra? Tai yra lazerinės rodyklės analogas LED-iniams ekranams. Kaip žinia, su lazerinė rodyklė būna visokių problemų. Ir vat aš dabar turiu lazerinę rodyklę, ant manęs jinai rodo lyg tai. Ant ekrano jūs nematote spindulio. Išgirdom iš klientų, kad tai yra problema, ypač kai naudojame ekranus pasitarimų kambariuose. Ir todėl Samsung surado sprendimą. Sprendimas vadinasi Magic Presenter. Kas tai yra? Tai yra iš tiesų rodyklė neturinti lazerio. Tai yra, mes kalbame apie tos rodyklės, galima sakyti, simuliaciją kompiuterio ekrane arba komerciniam ekrane. Tuo pačiu mes turime galimybę adaptuoti, pavyzdžiui, rodyklės dydį, pasakyti didesnė, mažesnė, kaip greit turi reaguoti, kokia spalva turi būti rodyklės, vienam patinka raudona, kitam patinka mėlyna, ar ne. Ir kas yra svarbu, kad aš galiu ją naudoti tiek su kompiuteriu, tiek tiesiai su ekranu. Į šitą ekraną aš dabar esu įjungęs vėlgi USB atmintuką ir mano rodyklė kuo puikiausiai veikia ekrane. Aš galiu nueiti į ekrano nustatymus ir jeigu prisiminsiu, kurioje vietoje tie nustatymai yra, tai mes tuoj ir mes galime valdyti tiek rodyklės dydį, šiuo atveju pasirinkta yra didelė, galime valdyti greitį ir galime pasirinkti iš tiesų, kaip minėjau, rodyklės spalvą ir visą vaizdą. Matote, jau mano rodyklė pasikeitė. Taigi, jeigu norite inovatyviai pasinaudoti ekranais, pristatydami informaciją, tai yra vienas iš būdų tai daryti. Veikia tiek su kompiuteriu, veikia tiek ir be kompiuterio. Ir jeigu kalbam apie interaktyvios lentos sprendimą, ten yra dar papildomos funkcijos skirtos geresniam išnaudojimui rodyklės. Ir dar vienas dalykas, tai šiemet visai nesenai prieš savaitę atsirado naujas Samsung ekranų sprendimų puslapis, jis vadinasi displaysolutions.samsung.com ir ten yra talpinama nuo šiol visa naujausia informacija apie Samsung ekranus, apie Samsung ekranų sprendimus, apie jų pritaikymą praktikoje. Ir pereikim prie klausimų. Pirmas klausimas yra, kodėl dirbate būtent su Altum Retail? Dirbame su Altum Retail, todėl kad Altum Retail turi patirties savo rinkos segmente. Visų pirma, dirbant su prekybos turbūt įmonėmis. Ir šitoje vietoje, Samsung mes stengiamės išsirinkti geriausius partnerius kiekvienoje konkrečioje srityje. Tai šioje vietoje tikrai turime stiprų partnerį ir džiaugiamės su juo bendradarbiaudami. Kokie klientai turi įsidiegę ekranus iš maitinimo įstaigų klausimas? Iš tiesų, aš dabar
negalėsiu Lietuvoje pateikti pavyzdžių, nes nelabai daug dirbu, prisipažinsiu, su ekranų sprendimais ir yra mano kolegos, kurie geriau žino. Jeigu žiūrėti Baltijos šalyse, tai Latvijoje vienas iš pirmųjų ekranų naudotojų buvo maitinimo įstaiga, kuri dirba tam pačiam pastate, kur ir Samsung. Aš manau, kad ten mūsų kolegos pasistengė įtikinti, kad būtų gražu naudoti Samsung ekranų technologijas. Bet jeigu pasidairyti užsienyje, tikrai galima būtų rasti tinkamų pavyzdžių. Tie patys greitojo maitinimo tinklai, kai kuriuose šalyse ir McDonald's, ir Burger ir King tikrai naudoja Samsungo technologijas. Kalbant apie šablonus, ar gali pats susikurti savo šabloną, ar tik Samsungas kuria, mes pateikėm kažkiek šablonų sukurtų, bet kaip minėjau, jūs patys galite susikurti savo šablonus, galite susiformatuoti turinį kaip jūs norite, neprisirišant prie šitų. Šitie sukurti šablonai, jie turbūt yra paprasti. Jeigu jūs norite vieną ekraną pradėti naudoti greitai, tai jie yra tinkami. Jeigu kalbame apie rimtesnius projektus, tikrai šitie šablonai nebus patys tinkamiausi ir tada jūs pasiimat mūsų sprendimą skirtą šablonų kūrimui ir galite jo naudodamiesi susikurti jums reikalingus šablonus. Gal yra speciali klaviatūra, su kuria galima rašyti tekstą? Taip, sutinku, kad su pulteliu nėra labai patogu rašyti. Šiai dienai aš tokios klaviatūros neturiu, bet tai, ką matau netgi ekrano nustatymuose, taip yra, reikėtų pasitikrinti, ar Bluetooth klaviatūros veikia. Jeigu ne, tai tada per USB raktą, per USB prijungiamas klaviatūros turėtų veikti. Nes jeigu atkreipėte dėmesį, kai jau tvarkyti rodiklės nustatymo, tai ten pat buvo ir čia prie įrenginių valdymo nustatymo yra ir klaviatūros nustatymai, yra pelės nustatymai, tai šitos įrenginius galima prijungti. Čia momentui tik tai neturim. Neturiu su savim. Kokie pagrindiniai skirtumai tarp komercinio ekrano ir televizoriaus, nekalbant apie funkcijas? Tai pirmas dalykas, komerciniai ekranai yra ryškesni už televizorius. Netgi, sakykim taip, pigiausias, paprasčiausias ekranas, kuris gal skiriamas yra labiau tamsesniem patalpom, jis yra tokio pat ryškumo arba ryškesnis už televizorius, skiriasi televizorių modeliai, skiriasi gamintojai, tai labai sunku pasakyti 100% visais atvejais. Jeigu paimti tuos ekranus, kuriuos jau siūlome rimtesniam komerciniam eksploatavimui, jie visi yra ryškesni už televizorius, vadinasi, jie geriau rodys netgi gerai smarkiai apšviestose patalpose. Antras dalykas, komerciniai ekranai yra gaminami atsižvelgiant į komercinį panaudojimą, kad jūs nenuvalysi dulkių kas kart nuo jo ir jis bus sunkiai prieinamai vietai, tai juose yra iš karto numatyta apsauga nuo dulkių, tai yra tinkamumas tam komerciniam naudojimui. Trečias dalykas, komerciniai ekranai ateina su 3 metų garantija iš karto. Visiems verslo klientam jie iš karto galioja. Televizorius daiktas yra buitinis, todėl jo garantija komerciniam naudojimui įprastai būna neilgiau kaip 1 metai. Ketvirtas dalykas, kurį galiu paminėti, tai yra naudojimo režimas. Vėlgi, televizorius, jeigu pasiskaitysite instrukciją, yra skirtas naudotis 6-7 valandas per parą. Ir visi televizoriai turi tam skirtus skaitliukus, tai yra jie moka susiskaičiuoti ir garantinis servisas moka patikrinti, kokia yra situacija. Komerciniai ekranai, kaip priklausomai nuo modelio, yra modeliai 12, 16 ir 24 valandų per parą. Išlaikant tą 3 metų garantiją su galimybė pratęsti garantiją dar ir iki 5 metų. Dar vienas klausimas, čia ilgas, tai dėl to ilgai skaitau. Ką jūsų klientai šneka apie ekranus, tai yra ar atsiperka investicija ir kurioje verslo sferoje efektyviausiai išnaudojami ekranai? Dėl verslo sferos
man sunku pasakyti, nes net jau ir Baltijos šalyse matome įvairių panaudojimo. Vienas iš pavyzdžių Lietuvoje, ką galite pamatyti, yra Statoil degalinės. Kai kuriuose ir Vilniuje, ir Kaune, ir kitose miestuose jau yra įrengti Samsung ekranai, skirti būtent centralizuotam informacijos transliavimui. Turime prekybos tinklus, kurie naudojasi, turime mokymo įstaigas, kurie naudojasi irgi informacijos transliavimui. Mes kalbam apie tų pačių tvarkaraščių pateikimą ir taip toliau. Kai kalbam apie atsiperkamumą, vėlgi, sunku, man neturiu, sakykime, tikslių komercinių skaičiavimų, bet kur yra privalumai, tai yra, mes žinome, kada informacija atsinaujina, ir daugeliu atveju tai yra lengviau padaryti, negu išvežioti, pavyzdžiui, prekybos tinklui eilinius naujus reklaminius plakatus ir laiku iškabinti vitrinose. Mes kalbame apie tai, kad mes turime kontrolės įrankį ir žinome, ar vis dar gerai veikia tie mūsų ekranai, ir administratorius gali visada pasakyti, yra bėdų ten ir ten, mums reikia sutvarkyti, kažkas nutiko tam tikroje vietoje. Tai va čia yra turbūt didžiausia privalumai verslui, ta kontrolė, galimybė valdyti visą informaciją. Ir dar vienas klausimas, kalbant apie konferencijų renginių transliavimą, kuo šie ekranai pranašesni už LED ekranus? Pirmas dalykas, manau, kad eina kalba apie vaizdo kokybę, apie lankstumą naudojant šituos ekranus, bet jeigu toliau žiūrėti, tai prisipažinsiu, nesu techninis ekspertas ir nesijimsiu dabar lyginti skirtingų technologijų. Tam reikia visgi normaliai atsisėsti ir pasiruošti. Ačiū už klausimus. Ir iki kito susitikimo.